Valgykloj buvau, tualete buvau. Valgykloj buvau, kur dar čia gali būti. Miesteliai buvo. Degtukų kas turit? Kas turi degtukų lempą degsit? Pasiaiškime šitas pasiaiškinimus ir visi, kas išmoks, mokytojai man pasako ir aš jis pasiaiškinu. Jeigu ne, tėvų numerius aš turiu. Tėvų numerius aš turiu visiems skambinti. Ar jūsų tėvai sunumeruoti? Taip, visi
Gerai, jūs gražiai atrodote. Rameiškinė į temą. Aha. Taip, bet viskas, būsit ramus, prižadam. Jau beveik. Nusirašyta tie. Čia. Kurį? Aš ir apnuodžiu pradėti. Jie didelį žiūrėtų. Gal šito plakato užsirašykite vardus, kurie atliko darbą. Kuriuo pusėje? Mažai dirbai, bet stovi. Tema buvo mokytojas. Tai pas mus mato centre yra nebereikalo laikrodis, kadangi para turi 24 valandas ir viskas skaičiuojama laiku ir kaip visą laiką mokytojai pritrūksta tos paros. Tenka laiką pasiškovyti iš nakties. Todėl mes radom tokius žodžius, nebežinau, kas darosi šiame pasaulyje. Nu kur tas laikas pradėmsta? Mes niekaip pusę laiko tikrai neradom. Ir mes norim jums parodyti, kaip mūsų diena prasideda. Kai mes atsikeliam ryte savo šiltoje lovoje, nors mums ir 60, ir mes savęs tokios ir neprisimename, mes galvojame, kad mūsų veidas labai gražus. Mes tikimės, kad mūsų laukia puikiai diena, kuri prasideda su kavos puodeliu. Mes atėjome į mokyklą, kai kada randame vaikų daug vaikų, tai mes stengiamės juos pastumti, kad jiem būtų lengviau įteikti į tą žinių pasaulį. Ir radom tokį gražų užrašą paskutinį priebėgą, tiesiog pribėgdami mes juos įskubėme. Tada visas mokymo procesas vyksta, mes labai stengiamės. Ir mokytojas pasakė, daug kalbų, mažai darbų, vaikams tada daug smagiau žinot kalbėti, bet mažiau dirbti. Pas mus mokykloje yra visokio amžiaus vaikų, nuo pačio mažiausio iki pačių seksualiausių 13-okių. Ir aišku, mes suprantam, kad po tokios sunkios darbo dienos mūsų gali laukti naktis bemiegė, nes reikės kontrolę ištaisyti. Šita plakato dalis atspindi, kad mūsų komandoje buvo vyras, mokytojas vyras ir jis galvoja, taigi kam toj mokykloje skambina varpai, taigi mūsų vidui. Jis tarsi mūsų idėjinis grupės vadas, jis irgi meldžiasi prieš pamokas, kad ten pasisektų skambučiu, kviečia visus užėjti pas į klasę. Nu ir aišku, paskutinis kampas yra liūdniausias, kai mes bijom to etapo, kai mums bus užtrenktos patiems durys į šitą mokyklą, ar mums prasidės amžiaus krizė. Tai mums labai skaudi tema. Bet mes galvojam, kad ir kas bebūtų, bet vis tiek ateis naujųjų vilčių era su pagarba mūsų drąsiai. Rasutė, Jaskutėlytė, Vidutis Noreikutis, Laura Zabolskytė, Sidona Čiūtė, Dalia Garvelytė ir Giedrė Balsevičiūtė. Mes tai taip galvojam, kad savo darbą padarė į dvi grupės padalinom, kad mokytojas ilsėtųsi ir ilsėtųsi. Mokytojas tai yra pasaulyje gražiausias, vertas milijono, gyvybingas, labai gerai sukomplektuotas, stilingas, naujas su garantija. Aišku, reikia garantija, todėl reikia gyventi ir išvengti, kad būtų garantija kuo ilgesnė. Toliau, kai apima depresija, geriausias sprendimas per mėnesį atsisakyti 5 kg. Taigi, einame į pramogų zoną. Pramogauti visą vasarą. Tai dabar arba tai... Valgom visi.
Ir aišku, Dalintis reikia. mokykloje mes esame iš tikrųjų nekuklus. Ir aišku, na dar šiek tiek dirbam, mokykloje dalyvauja ir aišku, mes esam, kadangi tai yra beveik sunkiausias pasaulyje darbas, tai mes visi labai esame dideli proto generatoriai. Ir kada jau viltis atrodo žlunga, sako, kad jos niekada nereikia prarasti. Ir geriausias sprendimas tą veikti, daryti galių. Ir iš tikrųjų, mes sprendėm, eisim tą vasarą, neiti. Tai buvo verčias padėkoja, bet mes visi nusprendėm, kad vis tiek dar viena vieninga naktis mums visiems šiandien nepakels, o balius baigsis laiminga pabaiga. Jau pertrauka. Galvojau, ką daryti ir vis klausiau tėvų. Na, tėtis labai išsigando nuo mano svajonių. Visada aš galvojau būti mokytoja ypatinga ir ta didžioji viltis pagaliau išsipildė. Bet prieš tą viltį, aišku, buvo ir įvairių paslapčių ir tą pranešimą, kad aš jau tapsiu mokytoja tėvams pranešimą labai išdidžiai. Pasidariau pirmiausia pamokų eksperimentinį tvarkaraštį ir galvojau, ilgai galvojau, ar eiti į mokyklą ar ne, nes labai bijojau. Bet pasidariau taisykles ir sugalvojau, kad reikia pasikeisti. Tai mano pokyčiai. Bijosi, bet darysi. Taip, tapau stipri, moteriška, nepriklausoma iš tikrųjų. Išmokau anglų, vokiečių, prancūzų ir italų kalbą. Ir štai jau laikas buvo ateiti į mokyklą. Ką tik šis mokytas nebeis. Tai kiek kišenį leidžiu, nusipirkau gerą automobilį, tapiau profesionale, rankinėje savo, ne tik tai kosmetiką nešiojau, vaistų. Labai stengiausi pusryčiauti, kad pusryčiai būtų stiprus, sudalyvauti visuose šventėse, nors kentėjau, kalbėjau, kad labai švenčiau. Skaičiau daug knygų, o kadangi ruduo dalina vaidmenis, vis galvau stupti į sporto klubą. Praleidau ten daug bėgėjų naktų, bet valgiau daug morkų, treniravausi, kaip galėjau, ploninau kūną ir tapau trenerio pagalba. Tiesiog įvertinau trenerių, tiesiog naujo trenerių, jis tikrai matė, ką aš nepadarė, tapau šokėja, tapau tokia sportiška. Na ir tikra profesionaliai įvertinta ir dirbo širdies nerimas. O čia kaip ir visada, galiausiai laukiau vasaros atostogų. Tai čia ir galvojau, kad reikia jau namų. Laiko namams, tai tikras mokytojas. Duok ir aš norėčiau.
Kaip suprast? Maždaug per pamoką kavą geria. O jums neduoda niekas, pasidarykit ir jūs mokytojai. Nesupratau, mes vieną Yra galima. Davė partnerį, kuris nerašo. Nelabai žinau, Kodėl be uniformos rašykit pasiaiškinimą, dar vieną lapą. Jūs pats geriausias. Parodyk, kaip reikia, parodyk save. Mes laisvai komandą gavome. Laisvai, bet taip gali. Laisvai sakė. Nematau nieko Apsisuka. Žaidžiu.
Liepta uždaryti duris. Aš vienintelį šią žinau. Direktorė žino apie rugsėjo 1, šitas spalio ne. Ačiū mokytojau, kad padedi man į klasę kopti. Laimės žiburėlį uždegi keliai. Nors nemoku žodžiais tau aš padėkoti, meilės kibirkštėlė neužgeši. Čia veiksinė matys ir...
Paprastą lietuviškai ačiū, kurį išmokėt pamokų metu, tarsi burtažodį atėjusį iš bočių. Dar padėkot norėjom už žinias, už šilumą, už rūpestį, kantrybę, meilę, už tai, kad mums padėjo atrasti save. Išmokėt nepalūžt padarius klaidą. Skaičiuojat nuo rugsėjo lig rugsėjo. Dalinate save nuo abėcėlės lig brandos. Kiek daug likimų astrumi žydėjo, kiek daug sidabro smilkiniuos. Nauja ugnim vėl tavo akį šviečia, skambučio aidu virpant širdyje. Tu privalai juk būti Prometėjum su kiekviena ateinančia diena. Galbūt todėl nesensta jūsų laikas, o jūsų žodžiuose tėvynė ir taika. Juk visiems tų žodžių reikia, kuriais prasideda pirmoji pamoka. Dabar į sceną kviečiame chorą. Pareinuosi mes sustoję, oi, 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 kaip paukšteliai žaliam gojui, oi, 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 kaip paukšteliai žaliam gojui, oi, oi, oi. Padainuosi mes susėdę, oi, 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 kaip paukšteliai vienas sėdi, oi, 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 kaip paukšteliai vienas sėdi, oi, oi, oi. Padainuosi mes sutūpę, oi, 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 kaip paukšteliai palei upę, oi, 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 kaip paukšteliai palei upę, oi, oi, oi. Saulutė tekėjo, laukdaliai brolužėliai, žirgeliai brolužėliai, žirgeliai brolužėliai, žirgeliai brolužėliai, žirgelį balnojo, su žirgeliai juodperėlį, o žirgeliai juodperėlį, josi paslėjojo, o žirgeliai juodperėlį, josi paslėjojo, per laukelį jojo, užnešliaužiau akmenėlį, užnešliaužiau akmenėlį, užnešliaužiau akmenėlį, užnešliaužiau akmenėlį, ugnelė žėrėjo. Įsibėgiojom choras, tačiau visų vardu norėčiau pasveikinti mūsų mylimiausią choro mokytoją Onutę. Linkime jums visko, ko trokšta jūsų širdis ir svarbiausia kantrybė, ypač su mumis. Čia žalapai auksinio rudens, paukščių virtinės dangų graudina, tavo akys su liūdėsiu žvelgs, pro mokyklinį langą,
į tylą, o paskui tarp senelių suolų, ties krūvose svynių tu palinksi, nerimausi dėl kito klaidų ir taisysi, 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 mokiniai vis ateis ir išeis, pasiėmę tavęs pagalelę, o tu šilto rugsėjo takais, naujus mokinius vesi į kelią. Mėly mokytojai, šiandien jūsų diena. Tegul jūsų išmintis, kūryba, kantrybė, puošia jūsų sielas, uždega juose norą dalinti savo dvasiniais lobiais su vaikais, tėvais ir kolegomis. Kviečiame mokyklos direktorę tarti žodį. Užlipau labai aukštai šiandien, už tai, kad kaip ir jūs užsimaniau paišdykauti. Šiandien labai linksma diena ir kad ir ta šventė tokia, sakyčiau, rimta ir labai tauri, graži šventė ir šventė išminties, nes mokytojas visą laiką yra išminties sinonimas. Bet aš šiandien atėjusi į mokyklą ir radus savo kabinete vadovų krūvą ir mokytojų, supratau, kad gana būti protingiem ir išmintingiem reikia vieną kartą nuo švenčių progą paišdykauti. Tai ir savo pasveikinimą labai greitai nusprendžiau pakeisti visai kitą linkme ir pradėsiu nuo to, kad mūsų mokykloje šiandien padaugėjo mokytojų ir jaunų, ir mūsų tų senesnių, kur likę. Ir jeigu jūs, kuris nors sėdintis šitoje salėje, atpažinsite save, tai mes tikrai susikalbėsim ateityje. Taigi yra 14 ženklų, kad esate jūs mokytoja arba esate mokytojas. Pirmas iš jų, jeigu jūs nešate iš namų viską, ko gali prireikti darbe. Tai čia ir jauniesiems mokytojams. Matom, keliaujam ir visko mums mokykloje trūksta, visko reikia ir mes tempiam kiek galime. Antras požymis būtų, jūs nešate namo iš mokyklos galybę šlamšto. Žiūrint normalių žmonių akimis, aišku, tai šlamštas. Ir jūsų artimųjų akimis, kurie su baime stebi, kaip nenumaldomai kaupiasi kalnai makulatūros jūsų namuose. Turbūt nėra mokytojo, kuris neturi didelių knygų spintų, o ką jau kalbėti apie užrašus, padaugintą medžiagą ir taip toliau. Trečias požymis būtų, kad jūsų šeima yra švietimo sistemos auka. Jie taip pat su jumis dirba. Dirba tyliai, gailėdami jūsų, o kai kada keikdami jūsų. Kaip matote, dirba ir jaunas, ir mažas, ir visi. Ketvirtas požymis būtų, jūsų vaiko dalia yra laukti. Laukti prie kabineto, laukti mokytojų kambaryje, laukti namuose, laukti kantriai ir tyliai. Vėlaudami matot ir samtį išmoksta pasimti ir kitą kartą jau ir košę įsidirbti. Penktasis požymis būtų, nutolę nuo švietimo žmonės šiurpsta, kai jūs pradedate kalbėti apie savo vaikus, o jų pasirodo 25. Ir jų dar tėvus, kurių net 40 ar dar daugiau. Šeštasis požymis. Kiekvienas neformalus susitikimas, su kuo tik norite, baigėsi pedagogų posėdžio. Nežiūrint į tai, kad jūs kiekvieną kartą prisiekėte. Nekalbėsiu apie mokyklą. Smagus labai požymis. Svetimų pinigų jūsų piniginėje visada daugiau nei savų. Maistui, vaistams, už darželį, už butą sumokėti matot kokio dydžio piniginė. Tačiau kabineto remontui, ekskursijai, maitinimui, pratybomis piniginė žymiai gražiau atrodanti. Aštuntasis požymis, jūs pašokate vidury nakties, kad užsirašytumėte eilinę genialią mintį rytdienos pamokai. Tai yra natūrali mokytojo būsena. Devintasis, jūsų namuose jau trošku nuo vazelių, žvakelių ir kitų nereikalingų beverčių smulkmenų, kurių išmesti neleidžia sąžinė. Juk dovanos. Dešimtasis, su jumis sveikinasi pusė rajono. O jei rajonas nedidelis, tai ir visas. Ir visi jie vertina, kaip jūs, kur jūs, su kuo jūs. 11. Jūs mokate dažyti, klijuoti, įkalti vieni, dirbti iki ryto, įtikinėti, atleisti, eiti į darbą sirgdami ir įsijausdami į kito padėtį. 12.
jūs nemokate normaliai ir sėtis ir pasakyti ne administracijai, praeiti pro knygynus. 13. Jūsų gyvenime 4 kartus daugiau priežasčių švęsti nei kitiems. Tegu pavydi visi. Mokslo metų pradžia – šventė. Paskutinis skambutis – šventė. Pusmečio pradžia – šventė. Pusmečio pabaiga – šventė. Bet ir 4 kartus daugiau priežasčių nervintis. Rugsėjo 1 – nervas. Pusmečio pabaiga – nervas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir 14 požymis. Jūs niekaip negalite apsispręsti. Ar rugsėjo 1, kai visi aplinkui pradeda jūs sveikinti, ar tai yra pasveikinimas? Gal užuojauta? Jeigu visą tai apie jūs, tai jūs tikri mokytojai. Taigi, šiandien noriu aš jūs visus pasveikinti su ta gražia švente ir palinkėti, kad jūs kuo ilgiau išliktumėte tais tikrais mokytojais, nes nepaisant kai kurių niuansų, vis tik būti mokytojų yra puiku. Ir šiandien mūsų mokiniai kai kurie tuo įsitikino. Ir puikiausia yra tada, kai tu supranti, kad mokykloje kažkas sprogo, o tu šiandien tik mokinys. Ir sėdi ir neįsivaizduoji net tokios situacijos normalioj būsenoj, kai būni mokytojas, kad reikia bėgti žiūrėti, o kas įvyko. Tai yra šiandien didžiausias įspūdis iš tų atradimų, kuriuos aš atradau, o pats šilčiausias ir maloniausias vaikai. Tai jūsų sustojimas po mokyklos langų. Už ką dar kartą noriu dėkoti. Su gražia švente. O dabar dar turiu labai gerą tokį įpareigojimą. Mūsų mokyklos mokinių taryba išrinko patį, kai pernai pradėjom eusiausią, mylimiausią, gražiausią, geriausią, nuostabiausią, atsakingiausią, madingiausią ir visokiausią mokytoją. Ir šiais mokslo metais tą eusiausią, vyrai atleiskit, bet jinai ausia, o ne ausias, pasistengkit, kitais metais gal bus kitaip. Tampa Sidona Paltanavičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja. Perduodu garbės Elsos lėkštelę Sidonai. Sidona sveikinu, vaikų vardu. Ačiū. Bet konkursas buvo labai stiprus ir labai galingas, todėl yra ir 2. ir 3. vieta. Garbės lentelės tom vietom įteikti neturime teisės, nes yra viena vieta, ar ne? Bet nedaug nuo Sidonos atsiliko Laura ir užėmė 2. vietą. Vaikai, geriems darbams susirašyti, kad kitais metais veržtųsi atsakingiau į tą prizinę vietą Laurai. Ir 3. vieta. Onutė Andriulevičienė. Nepasiduoda jaunimo Onutė, šaunuolė. Centro atstovo. Rašė. Visas mano tikėjimas vaikšto mokyklos koridoriais. Visos mano mintys sklando mokyklos klasėse. Norėdami pažinti Lietuvą, žvelkime į mokyklą. Ten ji auga. Mėly mokytojai, leiskite jūs visus pasveikinti su artėjančia mokytojų diena, palinkėti kūrybos, sėkmės, ištvermės, na ir žinoma, stiprios sveikatos. Būkit laimingi. To jums linki Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojai. Ačiū labai. Mano saujoj dūzgia bėdės, tavo plaučiuose vanduo. Mano saujoj gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano ranko
žvyro pilnos, mano sniega debesų, begauda mano girnos, apsmingu tau ant pečių, aš atgulsiu, tu paeisi, bus raudoni vakarai, priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė, ar bijai, ar bijai. Pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų. Visą naktį skundės liepoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudonių užlieti mūsų pustuščiai namai. Man atgulus nesugrįžai, kur raudoni vakarai, tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva bedalė, ar bijai, man atgulus nesugrįžai, kur raudoni vakarai, tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva bedalė, ar bijai, ar bijai. Ant stalo karsta knyga, brandina mokslo mintį, kasdien taisai mažas klaidas, koks atminty mums liks. Pavargusi palinks galva, kada visi jau miega, o tu taisai klaidas, tai mūsų gėrio pėdos. Mes kasdienybėje kalti, dažnai užgaunam žodžiais, nustebins puokštė tarp durų, iš rankų kris tau rožės. Dėkoja mokytojau tau už tavo didžią širdį, nieks neišmokys mus geriau gyventi ir išlikti. Kviečiame 12. Lydi jūs meilė ir laimė, lydi jūs svajonė ir viltis, lydi jūs ieškojimai ir atradimai, lydi jūs sėkmė. Būkit pasveikinti, mėly mokytojai. Tuos mokytojus, kuriuos šiandien pavadavom, bet jie dirbo ne savo kabinete. Tuo mokytojai, kurie buvo pavaduojami savo kabinete, jūs rasit savo staigmeną kabinete. O dabar norime čia pajesti geografijos mokytoją, mokytoją lietuvių Sidoną ir Giedrę. Čia mes kartu su mokiniais labai simbolišką dovanėlę savo sveikinimus jums parašėm, kad atsimintumėt tokie mes šaunūs, faini ir gražūs. Iš tavo rankų išaugęs medis, šaknyjas ir skleidžias mumise pažinties šakas. Iš tavo akių mokytojų išplaukia debesys, apgaubantys ir lydintys mus į pasakų žemę. Iš tavo minčių išsilieja žodžiai, mūsų būčiuose teikiantys prasmę. Į sceną kviečiame 12 ir 7. Mūsų rusų kalbos mokytojams. Rusų kalba. Учим в школе,
platųjį pasaulį, atvertas duris. Už tą šiltą žodį, tartą iš širdies. Tegul nors rasota rožė, padėkot padės. Kviečiame pavaduotoją. Taip. Žinokit, jau kokia šiandien šauni diena buvo, tai gal pati šauniausia niekas čia esame. Ir kad jūs leidote mums pašėlioti, pabūti vaikais, tai nuo savo klasiokų 13-okų, nuo 13 klasės visos, ar ne? Ar ne? O ar mes geri buvom? Geri! Ar labai geri? Labai. Tai už tai, kad mes buvom tokie geri ir už tai, kad jūs buvot dar geresni ir padarė tokią nuostabią šventę, tai visos 13 vardu, o mūsų 13 viena buvo ar dvi? Viena. Tai gerai lankėt pamokas. Man atrodo, buvo 13 A buvo lietuvių, 13 B buvo dailė, 13 C buvo kūno kultūra. Taip. O 13 ABC buvo technologijos. Taip. Taigi, kviečiam 12 ir kviečiam 9. Šią dovaną 13 klasės mokiniams. Bet kuriai čia raidė įkliuvo, gal C? ABC. Kūno kultūra. Kviečiame Alekevičienę Loretą. Negirdi, taip natūrali būsena mūsų mokyklos, visi pleka lygsniai kolegiai. Aš supyksiu. Pyksi, kol pinsi. Nenutinka. Bartkienė Darė. Bėkšienė Živilė. Garsiau, Viktorija, nieko negirdi, kad mikrofoną pasitikėti. Vaisuvienė Gintvilė. Naviška Vida. Aš 3 stačiau, tai gausi 10. Aš jau šarpos. Ar šiau 6 klasės čia? Kamblevičienė Ona. Paskienė Janė. Dabrutienė Sonata. Ridmyskienė Zita. Makšutienė
Nastaravičienė Laima. Aldanavičiūtė Sidona. Ručienė Jolanta. Aš išmokyta abicėlė Seniauskaitė Virginija. Stankevičienė Dalia. Pretenzijos paskui. Skarnienė Loreta. Monatkienė Edita. Reikia atsistoti ant laiptukų vieni. Nu ir toliau jau patys jau rašyti. Sakiau, kad reikia piešti. Jo, atvirkščiai susiekta kai kurių. Šeštokai. Septinta kaip su karpiniais. Aštuntokai. Devintai. Dešimtokai. Moka jau informatiką lankė. Kompiuterastai. Ir 11-okai, ir paskutiniai 12-okai. Po šios mokytojų dienos pasižadamės mokytojais elgtis Taip, kad kiekviena diena būtų mokytojų diena. O savo jums linkime sėkmės ir stiprybės. Jau šitą pasižadėjimą užsirašykim visi lentose ir taip nenutrinkim visus mokslo metus. Su mokytojais elgtis taip, lyg kiekviena diena būtų mokytojų diena.